Labadiena. Kaip žadėjau, pratęsiu trumpi pasakojimai, 13 dalis, prancūzas. Kažkiek aš minėjau apie šitą karį vyrą, mano draugą, pereituose trumpuose pasakojimuose. Šiandien norėčiau papasakoti apie jį truputį daugiau. Prancūzas. Pirmą kartą aš jį pamačiau 22 metais, 13 balandžio, tiksliai atsimenu tą dieną. Mes gavom batalioną, jis buvo vienas iš nedaugelio tuo metu karininkų, kurie buvo priskirti mūsų batalionai. Aukštas, liesas. Nu kaip aukštas, už mane aukštesnis. Juokingais ūsiukais. Visiškai neatkreipiau į jį jokio dėmesio. Buvo labai daug kitų administracinių darbų. Kol buvom Kijeve, pagrindiniuose mokymuose, iš tikrųjų mažai bendravom. Jisai darė savo darbą, vaikščiojo į paskaitas, vaikščiojo į mokymų lauką, dirbo su savo būriu. Sąžiningai pasakysiu, nelabai kreipiau į dėmesį. Turėjau daug labai kitų darbų. Kai mes išvykome, išvežėm pirmus dalinius į Pasatkės mokytis gyventi apkasuose, kasti apkasus, jo būrys nespėjo išvykti, į tos mokymus jisai nesudalyvavo. Labai kvaila sistema buvo Ukrainoje tuo metu. Mes turėjome pirmos kuopos vadą, fiziškai jisai, teoriškai jisai buvo, fiziškai jisai neegzistavo, nes tas žmogus nei pagal amžių, nei pagal savo fizinius sugebėjimus, nei moralinius, nei visus kitus nesugebėjo vadovauti kuopai, atsiribojo nuo kuopos, nuo darbo su kuopa, nuo gyvenimo su kuopa, o paliuosuoti mes jo negalėjome. Taip gavosi, kad pirma kuopa turėjo 3 būrio vadus, bet neturėjo kuopos vado. Mes bandėm vieną būrio vadą, antrą. Ir vieną dieną, kaip minėjau kažkada, gavom įsakymą staigiai išvykti į šiaurę, ginti Baltarusijos sienos, stovėti priedangoj. Prieš išvykstant, jau išvykus, tiesa į tenai atvykus, bataliono vadas man pasakė, kad mane skiria vadu prie vienos iš pozicijų, į kurią įeis pirma kuopa ir dar 5 atskiri būriai. Aš pasakiau, gerai, ir jis taip pasižiūrėjo mane, sako, tu pasižiūrėk į prancūzą. Jis užvakar atėjo pas mane ir pasiprašė, kad jį paskirtų, pabandytų kuopos vadu. Kaip žinote, kas tarnavo kariuomeniai, nėra kariuomenėje įprasta pačiam eiti siūlytis į pareigas. Bet prancūzas, jisai visiškai civilis žmogus. Čia žmogus, kuris galėjo netarnauti kariuomenėje, niekas jo nebūtų ieškojęs, niekas apie jį nebūtų žinoję. Karo pradžiai jisai sutiko Paryžiuje dirbdamas statybininku, todėl jo ir pravardė šaukinys prancūzas. Jisai viską metė, kai sužinojo, kad prasidėjo karas, atvažiavo į Lvovą, iki Lvovą, nuėjo į pirmą vojenkomatą, užsirašė, baigė kažkokius paruošiamuosius kursus. Jis turėjo jaunesnio leitenanto laipsnį, nes buvo institutė mokysis. Ir jį atsiuntė pas mūsų batalioną. Tas žmogus pasisiūlė būti kuopos vadu, pabandyti, kad jį pabandytume. Tos savaitės šiaurėje man buvo ganėtinai sunkios. Man reikėjo prižiūrėti visą mūsų perimetrą ir mokyti būsimą kuopos vadą. Galbūt aš daug ko nemačiau, bet tas vyras gerai mokėsi, pastoviai vaikščiojo paskui mane, viską užrašinėjo. Tada aš vadovavau ir kuopai realiai ir visam perimetrui, bet į kuopos reikalus aš nesikišau, jisai vadovavo, ten karinių veiksmų nebuvo. Jisai tvarkėsi gerai. Vieną dieną atvažiavo iš brigados viršininkų krūvą, paklausinėjo, kaip mums čia sekasi ir pasakė, kad ko mes čia gumą tempiam, tvirtinkim būrio vado kuopos vadu. Aš apsidžiaugiau.
jisai pradėjo jau oficialiai eiti laikinai einančių pareigas, kopos vado, prancūzas. Aš dėjau jį daug vilčių ir jos manęs neapgavo, mano viltis. Mus išvedė galų gale iš Baltarusijos sienos į Kijevą. Mes su mano instruktorium mažas malaiš grįžom į Lietuvą. Vieną iš dienų aš gaunu pranešimą, video pranešimą iš prancūzo, kad jis gavo leitenanto laipsnį, jį paskyrė, patvirtino kopos vadu ir poryt jie išvyksta į frontą. Apie tai aš jau pasakoju. Kai aš atvykau į Kijevą, tai mane vadas iškvietė, kažkiek laiko aš išvariau į frontą, į tą pačią pirmą kopą pas prancūzą. Aš pamačiau jau kitą žmogų, absoliučiai kitą žmogų. Tai buvo kareivis, tai nebebuvo civilis žmogus. Aš mačiau, kaip jam sunku priiminėti sprendimus. Aš turėjau galimybę jį nušalinti, jeigu būtų reikėję, bet niekada to nesiėmiau. Jisai vadovavo teisingai, jam buvo sunku, kiek galėjau aš jam patarinėjau. Kartais, kai jis priimdavo man nepatinkantį sprendimą, aš jam tiesiog pasakydavau, kad galbūt tu ir teisus, bet aš padaryčiau galbūt taip, pagalvok apie tai. Prancūzas kartais įsiklausydavo, kartais ne. Bet kaip nebūtų nuostabu, jisai būdavo teisesnis už mane, nes jis tą vietą jau geriau žinojo. Pirmą dieną, kai mes fronte susitinkam, aš jau pasakojau, mane ištraukė tiesiai į frontą, norėjo pasižiūrėti mane, kaip aš ten elgsiuos, pamatė, kad viskas gerai. Pirmus 2,5 mėnesio mes pragyvenom vienam name su juo. Tai buvo sunkus laikas, psichologiškai sunkus, man asmeniškai, nes mes tikėjomės, kad mes toj laimėsime, kad mums tai viską duos ir iki rudens mes tą karą baigsime, iki žiemos maksimum. Bet kai aš pasižiūrėdavau žemėlapį, kas darosi, matydavau, kokią techniką mums duoda, teisingiau, kurios mums neduoda, aš supratau, kad karas bus ilgas ir nuobodus. Prancūzas vadovavo kopai puikiai. Visą batalioną išvedė, liko tik viena kopa. Buvo ganėtinai sunku su moralė. Vyrai pastoviai klausė, kodėl jų neišveda. Nesunku, kai visi išvesti, o tu lieki. Bet prancūzas susitvarkė, aš kiek galėjau jam padėjom ir kopą kariavo. Prancūzas su kopa prabuvo metus ir 4 mėnesius fronte. 23 metais, kai aš vėl atvažiavau, vadas sakė, kad reikia čia viską sutvarkysim to ir išvesim prancūzą ir kopą. Kopos dalinius jau išvedinėjo, mes netekome per tą laiką, per tos metus labai daug mūsų draugų. Prancūzas žuvo, jo asmeninis draugas, Baryga. Šaukinys buvo toks. Rudai žuvo. Aš mačiau, kaip jam sunku. Vieną iš dienų su gera nuotaika aš atsikėliau. Išėjau į balkoną, vadas man pasakė, kad prancūzas sunkus, 300 ir nieko neaišku apie jį. Aš vėl nespėjau 2 dienas, po 2 dienų aš turėjau važiuoti į frontą ir išvežti prancūzą. Nepasakysiu aš jums, ką aš tada galvojau apie save, apie vadą, apie visą karą, apie tas 2 dienas, kurias mes nespėjom. Kai tik buvo galimybė, aš išlėkiau į ligoninę, kur gulėjo prancūzas. Jis stiprus vyras. Jisai šypsojosi. Sužeidimas nebuvo toks tragiškas, kaip mes iškart galvojame. Jis gavo labai daug skeveldrų į dešinį šoną. Rusai tada pradėjo naudoti naujas minas, distancinio valdymo. Mes nieko apie jas nežinojom tam laikui. Prancūzas daugmaž išgijo. Aš jį pervežiau į mūsų bazę,
į Kijevą, kai išrašė iš ligoninės. Išrašė jį nedagydytą, todėl kad rusai organizavo kažkokį tai puolimą ir iš ligoninės visus, kas galėjo vaikščioti, nors kažkiek išrašė, tam, kad užleisti vietą naujiems sužeistiem. Aš atvežiau prancūzą, jam davė atostogas reabilitacijai. Aš bandžiau padaryti, kad jį išvežtų į Lietuvą gydytis. Jau susidariau su žmonėm, jau buvo viskas padaryta, bet prancūzas pasakė, ne, visi gydosi čia ir aš netoks smarkiai sužeistas. Gavosi, kad mes nakvojom vienam kambarį 4 dienos ir 4 naktys aš klausiau, kaip jisai su baryga šturmuoja vieną iš blindažų. 4 naktys vienas ir tas pats sapnas pas jį. Aš jo net nežadindavau. Aš žinojau smulkmenas to šturmo iki mažiausių detalių. Paskui jisai gyveno pas kitą mano draugą po pusės metų. Mano draugas atėjo ir pradėjo man pasakoti apie tą šturmą. Aš sakau, pas jį dar nepraėjo. Sako, ne. Kiekvieną naktį vienas ir tas pats. Taip gavosi, kad prancūzą pervedė iš mūsų bataliono ir aplamai iš mūsų brigados į naują dalinį. Aš nenoriu pasakoti tai dėl ko. Prancūzas vienas iš tų žmonių, kuris yra visiškai civilis ir kuris pasidarė dėl aplinkybių kariškių. Ne kiekvienas kariškis išlaiko tai, kad matė prancūzas. Aplamai ne kiekvienas žmogus. Nežinau, ar aš būčiau išlaikęs tos 1,5 metų fronte, jeigu būčiau visą laiką tenai. Prancūzas beveik išlaikė. Neseniai jam padarė dar vieną operaciją, ištraukė galų gale iš jo viską, kas pas jį buvo. Jį pervedė į kitą brigadą. Jis paskirtas kopos vadu. Aš nežinau, kaip jam dabar seksis. Aš bandysiu jam padėti, ko galiu. Porą dienų atgal jis man paskambino ir paprašė, kad jeigu aš turiu galimybę, kad aš suorganizuočiau jam mašiną. Ir mes su šviesos kariais, su Honda, bandysime kažką nupirkti ir jam nugabenti. Prancūzas, aš tave labai tikiu. Aš tikiu, kad tu susitvarkysi su savim. Aš tikiu, kad mes laimėsim. Ir aš tikiu, kad tu liksi gyvas. Aš labai tikiu, kad mes su tavim nuvažiuosim į Paryžių. Atsėsim prie Eifelio bokšto ir prisigersim. Nu ką, apie prancūzą viskas. Jeigu kam bus įdomu, aš dar pasakysiu, kaip jis laikosi. Ir vėl anonsas. Dar vienas mano draugas. Bataliono vado pavaduotojas Žaila. Apie jį kitą kartą. Viso gero.